Sveiki, mylėjai draugai, kolegos, sveikinu, kad priėmėt sprendimą pasižiūrėti šį pamoką 10 klaidų mažinančių konversiją parduodat per susirašinėjimus. Ši pamoka skirta tiems, kurie jau turi ką parduot, jau tai daro sėkmingai arba nelabai sėkmingai, bet nori padidinti savo pardavimo konversiją. Jūs suprantat, kad tie leadsai, tos užklausos, kurias pas jūs ateina, gali būti efektyviau davesti iki jau sandorio uždarimą. Jūs suprantat, kad jūs šiuo metu nelabai tenkina konversiją. Ir jūs norėtumėt mažiau išleisti pinigų, pritraukiant vis naujų sekėjų, potencialių klientų, leadsų ir norėtumėt kurti tokį ryšį su klientais, kad jie pirktų pas jūs ir ta konversija būtų tikrai daug didesnė. Pavyzdžiui, 10 užklausų atėjo, 8 yra uždarytas ir parduotas jūsų paslauga arba produktus. Nuostabu, reiškia, jūsų pardavimai yra efektyvūs. Tai šiai pamokoje pirmiausiai aš noriu pasidalinti tais 10 klaidomis, kurie jūs galite atpažinti, jeigu jau tai darot, ir jau taip nebedaryti, keisti, daryti teisingai ir jau pagerinti savo konversiją. Nes pardavimai tai nėra tik toks kišimas, brukimas arba manipulacijos. Marketingas turi ir gali būti smagus ir įdomus, kada jūs kaip paslaugų tikėjas, pardavėjas galit bendrauti ir taip atsiverti, atiduoti, padėti arba pasirūpinti klientų, kad ta antroji pusė yra paslaugų pirkėjas, jūsų potencialus klientas, irgi galėtų atsiverti, pajausti, kad jūs rūpinatės, kad jūs norite tikrai padėti, o ne įkišti jam kažką to, kai jam nereikia. Ir tada, kada tarp jūsų yra tas ryšys ir bendravimas, jūs mokat atsiverti ir užduoti teisingus klausimus ir pravesti pagal visus pardavimo etapus. Klientas atsivirinėja ir jaučia tą malonumą, rūpestį jūsų, jaučia, kad čia yra saugu, įvyksta ta vadinama meilė arba sandoris, kuris jūsų atveju jums atneša pinigus, nes jūsų tikslas parduoti paslaugą ar prekę yra pasiekta, o klientas uždaro savo skausmą ir su jūsų prekė arba paslauga irgi sprendžia savo problemą. Ir viskas, tada visiška meilė. Tai kalbant apie pardavimus, tikrai jums reikės išmokti jos daryti, niekur nuo to nepabėgsit. Dabartinis šiuolaikinis tendencijas veda mus link to, kad viskas labai stipriai greitėja, pardavimų per socialinius tinklus vis daugėja, atsiranda naujų socialinių tinklų platformų, kur tikrai daug yra to susirašinėjimo. Žiūrint į mūsų jaunimą, į vaikus, jie nenori stipriai bendrauti, jie nesiskambinasi su savo draugais, jie nesusitinka su draugais kieme, kaip tai darydavome mes anksčiau, jie pastoviai susirašinėja, jų bendravimo stilius yra toks ir mūsų ta nauja karta bus irgi ta, kurie perka per susirašinėjimus, bet mes turim būti tam pasiruošusi ir žinoti, kaip tai daryti ir po to, kaip pravesti tą ir naują kartą, ir dabartinį kartą prie tų ekologiškų pardavimų. Nes vis mažiau mes norim gauti šaltus skambučius, vis mažiau mes norim, kad mūsų tas laikas aptarnavimo išsitiestų keletom parom, mes norim viską gauti greičiau, nes labai didelis informacijos kiekį, reelsai, trumpas video, agresyvi tokia irgi reklama, skatinam mūsų gyvenimo tempą padidinti, dėl to ir pardavimus mes norim, kad jie įvyktų greičiau. O kad jūs galėtumėte taip aptarnauti klientą, kad tas pardavimas būtų ir greitas, ir teisingas, ir ekologiškas, ir su meilė, aišku, vienareikšmiškai jums reikia prie to būti pasiruošusis. Kas mato mane pirmą kartą, labai trumpai apie mane, mano vardas yra Marina Valiukonienė. Greičiausiai iš mano šitų porą minučių kalbos jūs išgirdot klaidos, neteisingą tarimą, kažkokius pastrigimus, tai supraskite, kad aš esu ne lietuvė. Mano vardas Marina ir gimiau aš Baltarusijai ir tik 7 metus, kai gyvenu Lietuvoje, mes persikraustėm su mano vyru lietuviu gyventi čia. Per tą laiką tikrai pavyko daug ką padaryti, tikrai nesipantavosiu per šią pamoką, bet man gal didžiausias mano tas pasiekimas, kad žinant visus tos pardavimo etapus ir kaip teisingai komunikuoti ir kaip įvedinėti naujus produktus į rinką, man pavyko popularizuoti Mastermind įrankį Lietuvoje ir tapti
to Mastermind įrankio pradininkė Lietuvoje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dabar tie klientai, kurie dirba su manim, po kontakto su manim, po asmeninį pokalbį arba ten susirašinėjant, parašo man va tokios žinutės, kokią matot čia, apie tai, kokį įspūdį susidarė mano tas bendravimas. Kaip man pavyko sukurti tą ryšį, išgryninti klientų poreikius ir daryti tai, pasiūlyti tai, ko klientui reikia. Ir vat šitas pavyzdys tikrai yra labiau mane gal atskleidžia nei kažkokie mano pasiekimai ir aš labai linkiu jums dažiūrėti šitą pamoką iki galo, nes jūs pirmiausia suprasit pagrindinės klaidos, kurias galbūt surasit savo bendravime su klientu, galėsit jos jau pakeisti ir taip pat šios pamokos pabaigoje bus specialus pasiūlymas, jeigu jūs priimsit sprendimą rimtai jau įsigilinti į šią temą ir išmokti daryti pardavimus per susirašinėjimus ir asmeninį pokalbį, įsigilinus į kiekvieną pardavimo procesą, sužinant visas gudrybės ir ne tik šitas 10 klaidų, kurie jūs sužinosit per šį pamoką, bet sužinoti visas klaidas, suprasti visus procesus, suprasti visas taisyklės, schemos, skriptus, algoritmus, frazės, klausimus, kliento poilsio tokius standartus, kurie tikrai jums padės pakeisti kardinaliai situaciją su pardavimais ir per susirašinėjimus, ir per asmeninius pokalbius. Deja, dabar tokia yra tendencija, kurią jūs matot šitoj žinutėj, kad žmonės tikrai nelabai nori arba žino, kaip save parduoti. Ir va čia labai geras pavyzdys, mano mintį, su kuria mes dirbam, jie atėjo su užklausa padidinti pardavimus savo coachingo sesijų, mes turėjom keletą sesijų, aš jai perdaviau visą informaciją apie tai, kaip pritraukti naujų klientų, pradėjom komunikaciją ir atsirado tokia spraga, kad klientai kaip ir ateina, reaguoja į jas turinį, bet ateinant į konsultaciją, jie neperka. Arba tiesiog nepraeina į sekantį mokamą etapą. Ir mes pakorigavom, aš jai perdaviau visą informaciją, kurią anksčiau dėstau savo dirbtuvėse, apie tai, kai vesti asmeninis pokalbius ir susirašinėjimus, į visą tai pritaikė ir jau po šitos informacijos įsisavinimo padarė naujus pokalbius, jai pavyko uždaryti sandorį, parduoti savo konsultacijos ant 600 eurų, uždaryti didelį 3 mėnesių paketą su klientu, padaryti privesti klientą iškart prie apmokėjimą, bet ji man parašė dar ir kitą žinutę apie tai, kad klausyk, aš dabar ieškau socialinių tinklų administratorių, kad pačiai nekomunikuoti, bandau ieškoti ir situacija yra tokia, kad nemoka save parduoti, visiškai nesigilina, ko aš noriu, tik parašo kainą ir viskas. Net nekviečia į pokalbį ir parašė, kad tavo kursas bus naudingas apie pardavimą susirašinėjant. Tai yra tikrai didelė problema, kad žmonės nesupranta ir nenori gilintis į klientų poreikius, nežino tos pardavimų etapus ir daro kažkaip tos pardavimus ir aišku gauna kažkokią rezultatą. Tai prieinam prie klaidų ir pirma klaida, kurie tikrai, jeigu pas jūs tai yra, reikia pakeisti, tai baigti būti konsultantu arba tarnauti nemokamai visiems, kas nori gauti iš jūsų informacijos, ypač per asmeninius pokalbius. Kada jūs pardavinėjate savo brangiausią paslaugą per asmeninius pokalbius arba per diagnostikas, nemokamas konsultacijas, tai konsultacija nereiškia konsultacija iš tikrųjų, ten yra diagnostika ir ją reikia pravesti taip, kad išgryninti visus etapus, klientų poreikius, skausmus ir jau ten diagnozuoti, kaip galėtų vykti jūsų procesas dirbant mokamai. Ir ten vyksta pardavimas. Pirminis tas pradinis prisilietimas prie kliento visą laiką yra apie pardavimą, o ne apie konsultavimą ir sutikimas informacijos. Kada tai vyksta susirašinėjimo metu, jums labai svarbu valdyti visą susirašinėjimą, o tai reiškia uždavinėti klausimus, o nebūti kaip ta informacijos centro, sveiki, kiek kainuoja, atiek, o ten galima tą informaciją, taip, o pristatymas bus, atsakyti visus klausimus, tu tipo, ačiū, bet jūs neįtakojate tolimesnį pravedimą klientą į sekančius etapus. Šioje pamokoje aš tiesiog jums parodysiu tos pardavimo etapus, tai yra 6 pagrindiniai etapai, kuris vienas po kito priveda prie logiško kliento apšilimo ir sudaro tokį bendrą paveikslą apie situaciją kliento ir apie jo poreikius ir jūs galėsit parinkti individualiai arba net galima kartais būna ir bendrai, būtent jam tinkamą
produktą arba paslaugą, arba tą variaciją, kaip jam geriau išspręsti savo problemą. Ir aišku, ten yra dar tas pasirašymo etapas kontaktų užmezgimui. Ir vat per mokymus mes step by step, įsigilinant į kiekvieną etapą, jūs suprasit, ką reikia daryti, kokias frazės naudoti, ką reikia rašyti, kaip reikia tą informaciją integruoti, kokias klaidas jūs dažniausiai darot, kaip reikia tas klaidas pakeisti ir daryti kitaip. Ir va taip pas jūs susidarys toks bendras paveikslas pardavimų ir iš tikrųjų šitie pardavimo etapai taikimi ir kaip ir susirašinėjimą, taip ir asmeninį pokalbį, per skambučius. Žodžiu, čia viskas yra marketingas, bet marketingas neagresyvus, jis yra kaifovas, kuris ir klientui teikia malonumą, nes jūs rūpinatės jo, ir jums, nes jūs nieko nekišat ir nieko nebrūzinat, jūs rūpinatės, kad klientas gautų to, ko jam reikia. Sekanti klaida. Antra. Jūs atsakinėjate perlik lėtai. Aš jums sakiau, kad tendencijos, kad viskas labai greitėjo. Jeigu jūs darot ilgas pertraukas tarp susirašinėjimo su klientu arba atsakinėjat po keletą valandų, parų, savaičių arba mėnesių, aišku, kuo ilgesnis jūsų atsakymo laikas, tuo mažesnė tikimybė, kad klientas pas jūs pirks. Ypač jeigu jis nori nupirkti paslaugą čia ir dabar. Pavyzdžiui, užsirašyti vakarui masažui. Ir jis ieškos, kas dabar galės priimti jį. Jeigu jūs neatrašėt, tai jis jau arba kažką rado, arba nuėjo kažkokį kitą susitikimą ir jau ta paslauga nėra aktuali. Čia irgi per pamokas kursų metu dalinsiu, kaip elgtis, ką daryti, jeigu jūs dirbat ir negalit iš karto atsakinėti, kaip naudoti automatinius žinutės ir taip toliau, bet jūs turit suprasti, kad atsakymai į jūsų klausimus turi būti kuo įmanoma greitesni. Trečia klaida. Nesikreipėte klientą jo vardu. Čia geras pavyzdys. Sveiki, žvandininkai, viską apie tave, bet kur aš? Ar tu matai, kur aš esu ir ar aš tau esu svarbi? Čia buvo susirašinėjimas per Messengerį. Pasižiūrėk, prašau, koks mano vardas, parašyk ir pasikreip mane vardu. Ir vardą reikia minėti ne tik pasisveikinimo metu, bet per visą susirašinėjimą, nes jūs taip atkreipėt dėmesį, jūs taip parodot, kad tas klientas jums yra svarbus. O jeigu tu tiesiog man siunti automatinės kažkokias šabloninės žinutės ir pas tave tokių kaip aš yra daug, tai reiškia ir pas mane irgi yra daug tokių, kurie man rašinėja. Ketvirta klaida. Jūs bijot uždavinėti klausimus arba užduodate uždarus klausimus. Jūs norit užsirašyti manikiūrui su geliniu lakavimu? Taip arba ne. Bet jeigu jūs norit sužinoti apie klientų poreikius daugiau ir pasiūlyti jiem optimaliausią paketą paslaugų arba prekių, jums reikia uždavinėti kuo įmanoma daugiau klausimų. Čia šitoje skaidrėje yra geras pavyzdys, kada yra ir geras apšilimo etapas padarytas, kada yra kontaktų užmezgimas etapas, kada mes suprantam, kad mes nepakankamai daug žinom apie klientą ir prašom užduoti tos klausimus. Su pagrindimu mes einam į išsiaiškinimą kliento poreikius ir skausmus. Ir tai yra teisinga schema, kada mes einam su klientu į bendravimą. Penkta klaida, kada mes nesiaiškinimo atsisakymo priežastį arba tylos po jūsų pasiūlymą. Viską atrodo padarėt, surašėt, praėjot visus etapus, nors, pavyzdžiui, čia pavyzdys, kad nebuvo praeiti etapai, beveik nei vienas nebuvo teisingai padarytas, bet paklausiu, kokia yra masažo kaina, buvo parašytas kainas ir smile. Ir ką, ir viskas, ir tyla. Ir toliau šitas printskrinas buvo man atsiųstas kaip blogas pavyzdys, kad sandoris buvo neužbaigtas. Ir aš nežinojau, ką toliau su juo daryti. Taip, jūs neskatinat ir daugiau nerašote, jūs užšaldote susirašinėjimą, galvojate, kad čia viskas yra tyla ir nedarote jokių veiksmų, kurie padeda toliau išsiaiškinti kliento poreikį. Šešta klaida. Kada klientas klausia jūs kainas, jūs tiesiog atsakote tik kainą. Čia daugiau gal nieko ir nepridursiu. Labai geras, kabutėse, ta prasme blogas pavyzdys, kaip daryti nereikia. Jeigu klientas klausia jūs kainas, jūs galite dar daugiau apie klientą sužinoti ir jau pristatyti taip savo produktą, kad ten būtų ne tik pasirinkimas dėl kainos, bet dėl vertės, kurios parodyt per susirašinėjimą.
Sekanti klaida, kada jūs nedėmesingai, neatidžiai skaitote, ką rašo klientai. Ir atsakinėjate pakankamai šabloniškai. Tiesiog klientas sakė, kad jis turi tokius skausmus arba abejonės. Jis sako, kad aš jau bandžiau ten kažką daryti, man nepavyko ir pas mane ten, pavyzdžiui, lazerinė depiliacija, pas mane iš visus plaukas, koks pas jūs aparatas ir taip toliau. Jūs atsakinėjat standartinį žinutį, išsiunčiat ten kaimininką su visais pasiūlymais ir nepadedat jam išspręsti konkrečiai šitą problemą. Tiesiog siunčiat jam šabloninę informaciją ir tada, jeigu toj šabloninė informacija aš negaliu suprasti, ar tinka tai konkrečiai man, aš eisiu ieškoti, kas man paaiškins. 8 klaida. Kada jūs neperinate prie sandorio užbaigimo etapą. Čia labai toks panaši tokia klaida, gal su 5, kada mes po tylos, po pasiūlymo nieko toliau nerašom. Tai čia reikia, kada jūs jau kažką išsiuntėt, kažką jau ten parašyt, reikia prieiti ir suprasti, ar jis nori mokėti arba ne, jis apsisprendė nupirkti arba ne. Aišku, tai daroma tada, kada jūs jau padarėt visus etapus. Čia, pavyzdžiui, nebuvo praeiti šitie etapai, reiškia, nelabai logiškai buvo iš tikrųjų mane klausti, bet būtų gerai pravesti mane per visus etapus ir paklausti, ar kažką iš šitų gaminių man patiko. 9 klaida, kada jūs tingite rašyti kokybišką jūsų produkto prezentaciją. Čia irgi yra viena tokia iš pardavimo etapo dalis, čia yra 3 pardavimo etapas, pasiūlymas, prezentacija ir kada jūs siunčiate klientą kažkur daugiau pasiskaityti apie šitą paslaugą ar produktą. Patikėkit, jeigu aš jums jau kažką parašiau ir pasikreipiau jūsų vardu ir parašiau jums į direktą, reiškia, aš noriu tą informaciją sužinoti iš jūsų, o ne eiti kažkur pasiskaityti. Jeigu aš norėčiau pasiskaityti, aš tikrai nueičiau jūsų svetainį, jūsų highlightsus, pasiknyščiau, ten tikrai surašiau viską, ko man reikia. Bet aš kreipiuosi ir noriu dėmesį. Ašgi nepatingėjau jums parašyti. Reiškia, aš noriu, kad jūs man atsakytų į mano klausimus. Ir tas momentas, kada siuntinėjat klientą kažkur, tai jūs tiesiog prarandat per tą laiką ryšį su klientu, prarandat jo dėmesį. Jis nuėjo į tos highlightsus tuo metu, kol užėjo, jis surado jūsų profilį, jam ten parašė draugė, užmatė kažkokį reelsą, po to atėjo kažkokią žinutę, jis užsivėlė susirašinėjimą su kažko kitko, po to vaikai atėjo ir viskas, jis nedaėjo net iki jūsų puslapio, net jeigu daėjo, greitai prabėgo akimis ir jis nebūtinai dabar turi resursų grįžti ir užsakyti šitą paslaugą pas jūs, nes jis tiesiog jau prarado dėmesį ir tą ryšį su jumis. Tai prašau, nemeskit į klientus tos nuorodas ir nesiųskit jos niekur, pabendraukit ir parašykit normalų prezentaciją ir atsakykit į kliento poreikius ir klausimus. Ir 10 klaida, kai jūs atsakote į kliento užklausą iš karto balso žinutėmis ir nepaklausit, ar jam patogu perklausyti šitą balso žinutę, ar jis dabar gali tai padaryti. Pavyzdžiui, irgi iš gyvenimo paklausiau ir man atsiuntė tokią balso žinučių paklodį, aš tikrai jos neperklausiau iki galo ir tikrai neturėjau jėgų toliau kažką atsakinėti. Pirmiausia, mane nepaklausė, ar dabar man tai yra patogu padaryti. Tai prašau irgi atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūs norite atsakinėti balso žinutėmis, net, pavyzdžiui, šiuo atveju tikrai būtų patogu atsakyti balso žinutėmis, nes reikia parekomenduoti ir daugiau papasakoti. Tai prašau domėkit, ar tai patogu yra klientai. Tai tokias pagrindinės 10 klaidas, kurios jūs arba darot, arba nedarot susirašinėjime ir greičiausiai jūs surasit jau, ką galite pritaikyti ir pakeisti savo susirašinėjime, kad pagerinti savo pardavimus. Mano klientai, kurie dirba su manim, sužinojant visą šitą metodologiją, taiko tai praktiškai ir labai stipriai paaugo pardavimas, didina savo konversiją. Pavyzdžiui, Eglė po mano strateginės sesijos ir paaiškinio visą šitos schemas iškart pardavė 4 sesijas paketų ir dar 8 sesijas. Ir tai yra tikrai nuostabus rezultatas. Mano klientės, kurios suprato visą tą pardavimo struktūrą, metodologiją, pardavinėja daug drąsiau savo paslaugas, neakvoja savo laiką, darant tos nemokamas konsultacijas ir ne tiek daug investuoja pinigų ir laiko, kuriant, pavyzdžiui, arba kontentą, kad pritraukti tos užklausas ir
ne tiek investuoja pinigų į reklamą, nes reklama atveda šaltus lycus ir jos reikia dar davesti iki pardavimo per susirašinėjimą. Tai jie turint tą didesnį konversiją, gali, aišku, pagerinti savo bendrą pardavimo krepšelį ir turėti su mažesnėmis išlaidomis ir resurso, laiko ir pinigų geresnį, didesnį rezultatą. Jeigu jūs norit irgi pagerinti savo pardavimų įgūdžius per susirašinėjimus ir asmeninį pokalbis, tai kaip ir žadėjau, aš jums pristatysiu mano online kurso programą, tai yra kursas pardavimą per susirašinėjimą ir asmeninį pokalbį. Jis skirtas tiems, kas nori suprasti, kaip tai daryti ir padidinti savo pardavimus ir konversiją 2-3 kartus. Jeigu jūs visą tai įvaldysit, perklausysit ir pritaikysit praktiškai, jūs tiesiog matysit konkrečius rezultatus ir galėsit pamatuoti savo konversiją prieš ir po. Šitas kursas yra visiškai paruoštas metodologiškai praktiniam naudojimui, bet yra pasirinkimas, kaip jūs galėsit šiam kursui dalyvauti. Aš klausiau ir dariau išankstinį registracijos anketą savo kurso dalyvių, kaip jūs norėtumėt mokytis savarankiškai ar dalyvauti Zoom susitikimuose. Balsai kažkaip išsiskiria pusė per pusę ir aš nusprendžiau, kad bus galimybė mokytis ir taip, ir taip. Tai pirmas tarifas yra savarankiškas, kada jūs iškart po apmokėjimą gaunat prisijungimą prie platformos ir paros bėgiai pas jūs jau yra visą medžiagą, kurią jūs galite žiūrėti GetKurs platformai savarankiškai ir step by step pereiti visas pamokas. Šiam tarifė prieiga prie pamokų yra 3 mėnesiai. Ir aš labai jums rekomenduoju per tą laiką peržiūrėti kursą minimum 2, o geriau 3-4 kartus, kad visą informaciją išsisavintų. Didelis privalumas šio kurso, nes pamokas yra trumpas, iki 30 minučių, padalintas į atskiras pamokas, labai patogiai žiūrėti platformą, stebėti, ką aš žiūrėjau, kas ne. Po kiekvienos pamokos yra dar susitikimo pamokos konspektas, jūs galite visada dar ir vizualiai irgi konspektuoti, kam patogu. Toliau yra dar vienas tarifas su praktika, tiems, kurie nori visą tą informaciją ne tiesiog išklausyti, bet dar ir pasitreniruoti, gauti grįžtamą ryšį nuo manęs ir nuo grupiokų, nuo kurso dalyvių. Mes turėsim dar 2 Zoom susitikimus, kuriame mes praktiškai atidirbinėsim visą tą metodologiją. Per pirmą susitikimą mes atidirbinėsim metodologiją pardavimų per susirašinėjimus, per antrą susitikimą mes kalbėsim apie pardavimus per asmeninį pokalbį. Ten bus darbas grupėje, nagrinėjimas jūsų konkrečių pavyzdžių, darbas mini grupėse, po to bus pasidalinimas į badį, mano grįžtamasis ryšys, parengimas konkrečių frazių, situacijų, etapų, tokių paraštukų jūsų verslai konkrečiai ir jums daug lengviau bus po šito praktinio atidirbimo visą tai naudoti savo gyvenime. Tai žodžiu, šitas kursas skirtas tiems, kurie šiuo metu nori padidinti savo pardavimus per šitus 2 kanalus. Pardavimai per susirašinėjimą ir asmeninį pokalbį ir tinka visas šitas žinias ir taip pat pardavimai per telefoninius skambučius. Jūs nori didinti savo konversiją ir suprantat, kad norit investuoti į tai laiką ir, aišku, pinigus. Tai pasiūlymas pirmo tarifas, savarankiškas. 2 moduliai, įrašytas video pamokas, 8 video pamokas iki 40 minučių pirmam modulyje, antram modulyje pardavimai per asmeninį pokalbį 6 video pamokas iki 30 minučių, toliau prieiga prie kurso pirmam tarifė yra 3 mėnesiai ir jūs galite bet kada grįžti prie šitos medžiagos, per 3 mėnesius visą informaciją išsisavinti. Tai standartinė kaina yra 350 €, bet iki rugpjūčio 1, nes rugpjūčio 8 mes startuosim jau su praktika, yra galimybė prisijungti prie šio kursą už 200 € prie šį tarifą. Bet būkit iki galo, nes jūs dažiūrėjot šitą pamoką jau iki šio momento ir už jūsų kantrybę, dėmesingumą ir pastangas bus dar vienas nuostabus pasiūlymas. Antras tarifas su praktika, kada mes su jumis dar susitiksim į 2 zoominius susitikimus, kad atidirbti visą šitą metodologiją. Zoom susitikimai bus apie 3 valandas, greičiausiai ryte 11 valandą Lietuvos laiku, bus susitikimai 8-15, iškart po įsigijimo šito kursą jums bus atsiųsta nuoroda, kad jūs galėtumėt prisijungti prie dalyvių čatuką. Ten mes galėsim irgi jau pradėti bendrauti, jūs siūsit savo print screenus, savo susirašinėjimo, mes juos jau aptarinėsim, dėl to kviečiu nedelsti su įsigijimu šito kurso, kad jūs pirmiausia turėtumėt laiką
peržiūrėti teoriją, nes į praktinius susitikimus geriausiai būtų ateiti jau peržiūrėjęs teorinės pamokas. Aš manau, kad per mėnesį pasižiūrėti 15-10 pamokų yra tikrai visiškai realu. Taip, ir šio kurso kaina yra 300 eurų. Bet kaip ir žadėjau, tiems, kurie dažiūrėjo šį pamoką iki galo ir įsisavino jau tas pagrindinės klaidas ir nusprendė, kad nori daugiau dar gilintis į visus šitus procesus, aš duodu specialų pasiūlymą su nuolaidos kodu. Jūs gaunat 10% nuolaidą, jeigu perkat per Liepos mėnesį šį produktą. Ir čia jums tiesiog reikės dabar apačioj dar papildomai perskaityti visą produktą aprašymą, jeigu reikia, ir pereiti apmokėti su nuolaidos kodu Liepa. Ir mes su jumis po Liepos, jau rugpjūčio mėnesį, susitiksim į zoominius susitikimus, jeigu jūs nuspręsit prisijungti prie tarifą su praktika. Jeigu ne, tai per vasarą jūs tikrai pasiruošit savo pardavimams, tokiams aktyvesniam sezonui, kalėdiniam, rudenį ir pajudėsit stipriai su savo rezultatais pardavimuose. Ačiū labai jums už dėmesį ir tikiuosi, neužilgo pasimatysim kurso metu, susitikimo metu ir galėsiu skelbti ir jūsų keisus mano kitose pamokose. Ačiū labai jums ir iki greito.